dotacijos tai įtraukiama 13 milijonų 400 tūkstančių ir aišku metų eigoje tikrai augs, preliminariai apie 5 milijonus išdidėja dotacijos. Apyvartos lėšos tvirtinant biudžetą sudaro 2 milijonus 900 tūkstančių ir neplanuojame šiais metais skolintis paskolų grąžinimui, todėl, kaip matot, yra nulinė eilutė. Viso 2025 metų pajamų biudžetas sudarys 48 milijonus 700 tūkstančių eurų. 2026 metų biudžeto pajamos sudarytų prognozuojamos 49 milijonus 700 tūkstančių, o 2027 metų 51 milijonus 700 tūkstančių eurų. Galiu paminėti, kad prognozuojamas pajamas mums valstybė neleidžia gyventojų pajamų mokesčio. Tai kaip matot, vien tik tai mokesčių eilutėje didėja apie 2 milijonus arba 3 eurų. Ką dar galiu pasakyti, kad priežastys, kurios lėmė augimą pajamų. Tai viena yra suma skiriama turizmo rodiklių įstatyme, tai yra pagal turistų skaičių ir pagal bendrą plotą, kaip kurorto savivaldybei didėja šios pajamos 300 tūkstančių eurų ir siekia 2 milijonus 200 eurų. Taip pat didėja minimali alga, kaip žinom, ir atitinkamai tada didėja darbo užmokesčio fondas. Jau ir pačiam biudžeto patvirtinimo įstatyme įtraukta 191 tūkstantis dėl padidėjusios minimalios algos 161 tūkstantis ir kultūros darbuotojų 30 tūkstančių. Taip pat didėja mokymo lėšos, tai pedagogų darbo užmokesčiui 800 tūkstančių ir įstaigų vadovų švietimo irgi 84 tūkstančiais eurų. O socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui yra skiriama papildoma dotacija 31 tūkstantis eurų. Atitinkamai didėja šiais metais ne tik minimali alga, bet ir bazinis socialinės išmokos dydis iki 70 eurų, bei valstybės remiamos pajamos iki 221 eurų. Dabar jeigu perėsime prie asignavimų dalies, kaip matot, pateikėme irgi palyginimą su 2024 metais. 2024 metų teikėme patikslintą biudžetą, tai yra biudžetas, su kuriuo mes užbaigėme metus, nes patvirtintas biudžetas 2024 metais, priminsiu, siekia 46 milijonus 500 tūkstančių eurų, o dabar, kaip matote, yra bendra suma 2024 metų 51 milijonas ir galima sakyti 200 tūkstančių eurų. Tvirtinamas 2025 metų biudžeto projektas sudaro 48 milijonus 700 eurų. Ir matote, pagal kiekvieną programą, 10 programų išdėstyta, kokia yra kiekvienai programai skiriama dalis. Tai pirmoji programa yra savivaldybės veiklos programa, jinai siekia 6 milijonus 600 tūkstančių eurų. Antroji programa turizmo, kultūros ir sporto plėtros programa apie 7 milijonai eurų. Čia galiu trumpai sustoti ir pasakyti, kad kaip matot, mažėjimas yra su patikslintu 2024 metų biudžetu vien dėl įvykdytų projektų. Nes, kaip pamenat, pristatinėjome pernai metais, kad ir bažnyčios aikštės projektai gyvendinami, Šaulių projektą, tai atitinkamas suma mažėja. Bendruomenių aktyvinimo programa yra trečioji programa, siekia 763 tūkstančius eurų. Mažiausia programa yra urbanistinė plėtra, siekia 70 tūkstančių eurų. Aplinkos apsaugai skirime 2 milijonus 400. Ūkio infrastruktūros plėtros programa siekia 5 milijonus 400 tūkstančių eurų. Ir čia galiu iš karto paminėti, kad tikrai didėja šita programa, nes čia dar neįtraukta kelių priežiūros programos lėšos, kurios kasmet sudaro apie 2 milijonus eurų. Švietimo programa pati didžiausia, apie 19 milijonų. Ir kaip matot, jau net ir su patikslintu 2024 metų biudžetu didėja milijonų eurų. Jaunimo užimtumo programa apie 400 tūkstančių siekia, socialinės paramos programa 6 milijonai 600 tūkstančių ir sveikatos apsaugos programa virš 500 tūkstančių eurų. Dabar gal tada, kadangi šitie komitetai kultūros, turizmo ir sporto ir švietimo, tai tada pradėsime nuo antros programos, turizmo, kultūros ir sporto plėtros. Ši programa, kaip ir minėjau, yra apie 7 milijonai eurų. Visa programa yra sudaryta iš savarankiško biudžeto.
Iš jų kurorto rinkliava siekia beveik 973 tūkstančius eurų. Tai jau dėl ko programa mažėja, paminėjau jums, kad dėl pernai įgyvendintų projektų. Turizmo, kultūros ir sporto plėtros programa yra paskirstyta, galima sakyti, 5 biudžetinėms įstaigoms. Tai administracijai, Druskininkų sporto centrui, Druskininkų kultūros centrui, Druskininkų miesto muziejui ir viešai bibliotekai. Didžioji dalis savarankiško biudžeto lėšų yra skiriama administracijai, tai sudaro apie 3 100 000, tai pagrindinė suma yra įgyvendinami projektams. Galiu paminėti, kad beveik 880 000 sudaro projektai kurorto partnerystės. Tai Čiurlionio paminklo skverai, Lakštingalų takai, Čiurlionio 80 skverui. Taip pat kultūros centro yra skirta dalelė 813 000. Palikta dar naujų skulptūrų Vilniaus alėjos idėjos konkursui skiriama. Dabar raudonai pažymėta, kaip matot, pakeitimas. Mes jau buvom įsidėję 500 000, tačiau kadangi įtraukėm Čiurlionio kelio skulptūrų tvarkybai 25 000, tai šiuo metu būtent idėjos konkursui Vilniaus alėjos idėjos konkursui skulptūrų įrengimui yra skiriama suma 474 000 eurų. Taip pat dar 1 000 nukreipėm Dineikos premijai, taip papildydami naują eilutę kultūrinės ir meninės veiklos skatinimui. Dabar dar galiu paminėti, kad kurorto įvaizdžio formavimui yra skirta apie 844 000 eurų. Didžioji dalis tai yra turizmo, verslo ir informaciniam centrui. Rinkodaros priemonėms yra skiriama 300 000, tai iš kurorto rinkliavos. Administracijai kurorto įvaizdžio formavimui skiriama 100 000, taip pat iš kurorto rinkliavos. Kartu galiu paminėti, kad Justino Marcinkevičiaus paminklo rėmėjams įamžinti yra atminimo lentelės rengiamos ir iš savarankiško biudžeto čia bus skiriama apie 7 000 eurų, o esame surinkę paramos Justino Marcinkevičiaus paminklui apie 100 000 eurų. Toliau Druskininkų sporto centrui savarankiško biudžeto lėšų yra skiriama apie 987 000. Iš jų darbo užmokesčiui skiriama apie 496 000. Didžiausia suma čia gal yra skiriama stogo remontui sporto centro. Taip pat sporto renginiams šiais metais yra skiriama apie 243 000. Tai sportinio turizmo renginiams ir renginiai bendruomeniai ir vyrų krepšinio komandai, taip pat sporto renginiams konkursiniams ir 80 000 vadinamai idėjų komandai. Druskininkų kultūros centrui iš savarankiško biudžeto yra skiriama 2 100 000, iš jų darbo užmokesčiai sudaro 790 000. Čia kartu priminsiu, kad tai kultūros sostinės metai 2025 metai ir didžioji dalis yra skiriama kultūros renginiams kaip kultūros sostiniai. Apie 586 000 vien tik iš savarankiško biudžeto, 500 000 yra skiriama kurorto rinkliavos šiems renginiams. Taip pat yra skiriama kultūriniams konkursiniams kultūros projektams 50 000. Atskirai, jeigu kalbant apie kurorto rinkliavos planuojamą programą, tai ir pačios kurorto rinkliavos. Planuojame šiais metais apie 1 400 000, tai pagal faktą kaip ir pernai surinkome, nes surinkome 1 400 000. Didžioji dalis tai yra skiriama gėlynams apie 470 000. 300, kaip ir minėjau, turizmo verslo informacinio centro rinkodaros programos, 100 000 įvaizdžių, 500 000 kultūros renginiams ir 63 000 sporto renginiams, 12 000 Lietuvos kurorto asociacijos mokesčiai. Ir trumpai paminėsiu, kad Druskininkų miesto muziejui iš savarankiško biudžeto skiriame dabar apie 288 000, iš jų darbo užmokesčių apie 190 000. Viešai bibliotekai skiriam apie 414 000 ir iš jų darbo užmokesčiui 347 000 eurų.
sekanti mūsų programa, kurią turim aptarti, tai būtų švietimo programa. Tai kaip ir minėjau, pati didžiausia programa iš visų mūsų 10 programų siekia beveik 19 milijonų eurų. Valstybės biudžeto dalis iš čia sudaro 10 milijonų 600 tūkstančių, o savarankiško biudžeto dalis apie 10 milijonų 600 tūkstančių, o savarankiško biudžeto 8 milijonų. Ir dar turim gabaliuką Europos Sąjungos, tai 224 tūkstančiai. Ši programa didėja 1 100 000 palyginus su patikslintu planu. Dabar iš visų valstybės biudžeto lėšų ir savarankiško biudžeto skiriama labai didelė dalis darbo užmokesčiui, tai sudaro apie 16 milijonų 100 tūkstančių, iš jų savarankiškos biudžetas sudaro 6 milijonų 200 tūkstančių. Didėja, aišku, darbo užmokestis ir bibliotekininkų, ir pedagoginių darbuotojų, ką aš prieš tai truputėlį užsiminiau, auga 4% švietimo pagalbos lėšos mokiniams besimokantiems bendrojo ugdymo programos. Neformaliam vaikų švietimui skirta 149 tūkstančiai eurų. Ką dar galiu paminėti, kad iš savarankiško biudžeto skiriama 150 tūkstančių transporto lengvatoms, mokyklų aprūpinimui, geltonavimo autobusiukui skiriama 43 700. Taip pat yra labai svarbu paminėti, kad biudžetinėms įstaigoms, vien švietimo įstaigoms yra skiriama į biudžetą turtui, investicijoms į turtą, tai sudaro apie 490 tūkstančių eurų. Ir prieš tai nepaminėjau dar, kad visoms biudžetinėms įstaigoms įtraukiam į investicijoms į turtą bendrai, tai apie 780 tūkstančių eurų. Švietimo įstaigoms dalyvaujamajam biudžetams šiais metais irgi įtraukėme apie 256 tūkstančius eurų. Tai būtų bitutė, atgimimo ir menai šeimai. Tai trumpai tiek švietimo programos ir 8. Ta programa jaunimo programa būtų dar, tai ne tokia didelė programa, siekia apie 400 tūkstančių eurų, tai visa yra sudaryta iš savarankiško biudžeto. Ši programa yra pagal patikslinto biudžeto faktą, tai nėra, kad didėtų pagal tai. Didžioji dalis lėšų yra skiriama jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymui, tai skiriama 240 tūkstančių eurų. O jaunimo verslumo ugdymo programai numatome apie 100 tūkstančių, nes šiaip tikrai labai sėkmingai ši programa įgyvendinama ir išsiplėtė. Ir taip pat vaikų stovykloms skiriama 50 tūkstančių eurų. Tikslinu Julija iš karto, kad jaunimo programai, ko gero, metų lygiai tikslinsim, nes tas minusiukas čia yra tik metų pradžios. Visiškai tikrai. Šita programa didės. Ir rezervos. Gal tiek kalbam. Galiu pratęsti dar trupučiuką, gal, nes nepasakiau pačių reikšmingiausių naujų asignavimų iš savarankiško biudžeto, jau ne atskirai apie programas, bet bendrai viso biudžeto prasme, kad apie 2 500 000 sudaro tokie reikšmingi asignavimai, kaip ir minėjau, kultūros sostinės 2025 metų viso būtų 1 500 000. Toliau investicijos, kaip ir minėjau, pavaldžių įstaigų turtą apie 780 000. Taip pat didelę dalį prisidedam prie infrastruktūros plėtros programos pagal miškų įstatymą, tai 450 000 eurų. Ir, kaip minėjau, dalyvaujamasis biudžetas, kuris siektų 256 000 eurų, palyginus kaip pernai visi įsidėjom, tai 60 000 eurų galėjom tam skirti. Dar galiu paminėti, kad pagal visą biudžetą darbo užmokesčio fondas siekia 20 500 000. Iš jų savarankiško biudžeto dalis 13 700 000 ir didėja 1 700 000. Valstybės biudžeto dalis sudaro 10 800 000 ir didėja 1 milijonų. Tai bendras didėjimas sudaro apie 2 600 000 eurų. Ir labai noriu pratęsti jūsų apie darbo užmokesčio kaip tik pasisakymą, kad nesigautų
kad valstybės dėka didinamas darbo užmokestis tik tai tam tikrom kategorijom. Nieko panašaus, nes kaip tik visam viešajam sektoriui, kur valstybė net ir nefinansuoja iš bendro biudžeto, esame tarę tiek švietimo įstaigų nepedagoginiam, tiek visų kitų kultūros ir tikrai ne tik bibliotekininkam ir administracijos vienareikšmiškai ir kitų įstaigų. Tiesiog vidutiniškai 10%, dėl to savarankiško biudžeto tas poreikis išaugo, bet Patikime lentelę. lyginimus tikrai valgyti nori visi, vidutiniškai 10%, vadovai sprendžia patys, derinasi, didinasi, taigi ne tik iš dotacijų, pagal tai, ką valstybė jau ten numačius socialinius švietimo ir praktiškai kultūros srities, ko gero, išskiria visą kitą, mes tiesiog savo iniciatyvą Kompensuojam. Tai dėl to ir didėjimas savarankiško biudžeto yra 1 700 000. Palyginus, kai valstybė tik 1 milijonų didina. Tai nepilnai dar milijonų. Dar svarbu gal paminėti, kad VIPOS dotacijos grąžinimas pagal grafiką šiemet irgi sudaro daugiau kaip 154 milijonus eurų. galėtume iššifruoti, kas tas yra. Tai jums savaime aišku, kad jums nariam turėtų daugiau klausimų. Ano laikotarpio, ne? Nu taip, iš tikrųjų, laikotarpio įgyvendintų projektų, kuriuos 14-20, Taip. ne? Taip, 14-20 metų buvo galimybė tiesiog pasiskolinti be procentų. Gauti iš valstybės be procentų tą dotaciją, ne? Projektų prisidėjimų. Taip, ir grąžinimą išsidėstyti pagal tam tikrą grafiką. Tai dabar tiesiog įgyvendinam tas visas mūsų numatytas sąlygas, pasinaudoja, jau įvykdė visus projektus ir dabar tiesiog atidaryta lentelė, jūs kaip matot, yra išdėstyta atsiskaitimai atskirais pusmečiais už jau parodyti prie projektų, už kurios projektus čia ir buvo gautos tos dotacijos. Tai labai geras mechanizmas, tikrai sėkmingai galima juo pasinaudoti, nes kaip dabar visos palūkanos, kaip žinot, jos truputį mažėja, bet šiaip labai aukštos. Tai būtų malonu, kad ir toliau galėtų tokį pasiūlyti mums mechanizmą atsiskaitimui. Tai va, toliau mero rezervą sudarėme šiais metais 81 200 eurų. Jis yra privalomas. Privalomas nuo 0,25% iki 1% nuo savarankiško biudžeto pajamų sudaromas. Tai pradžiai tvirtinant biudžetą įsidėjome pačią mažiausią sumą atitinkamai. Didinant metų eigoje savarankiško biudžeto pajamas, turėsim tikslinti ir šitą sumą ir ją didinti. Nes tai yra tikslinės lėšos, kur panaudojamos ne šiaip merui sugalvojus, ne? Yra aiškiai 3 pozicijos, ekstremali situacija, ne? Stichinės nelaimės. Nelaimės ir gaisrai. Nepaprastoji padėtis. Tais metais, taip jau sako, ačiū Dievui, neprisireikia. Bet į sprendimą turime įdėti tą privalomą mažiausią sumą, ne? Didelė suma sudaro bendram biudžete mūsų, galima sakyti, komunalinių atliekų surinkimas. Tai yra skiriama 1 700 000. Iš jų rinkliava siekia tik tai apie 1 648 000. Tai reiškia iš 1 320 000. 320, bet dar turi nuo apyvartos lėšų 28 000, todėl ir bendra suma jau, aš sakau, gaunasi 1 348 000. Pasigirima 600. O savarankiško biudžeto turim prisidėti 334 000. Kiek nedengiam kaštų. Infrastruktūros plėtrai dėja programa, tai kaip ir minėjau, pagal miškų įstatymą ir sudarytų 1 335 000 eurų. Teritorijų tvarkymui ir priežiūrai skiriama, galima sakyti, 1 100 000. Gatvių apšvietimui įsitraukėme pagal faktą 240 000. Šitoje vietoje galiu paminėti, kad labai džiaugiamės vis tik tai pakeitę repas į ledines, dėl ko mažėja naudojamos elektros energijos kiekis ir taip pačiai sumiškai mažinam dar su saulės elektrinėm. Tai iš karto rezultatas matyti. Vežėjų nuostoliai išaugo 910 000, lengvatos, kaip ir minėjau, iki 50 000 eurų. Galiu paminėti, kad skatinti gabius ir talentingus mokinius bei mokytojus ir kultūros srities įvairius aukštus pasiekimus pasiekusius
15 tūkstančių įsidedame. Tada studentų rėmimui svarbi programa, įsidedam jau 77 tūkstančius, tai yra, galima sakyti, faktą, tai išaugo rėmimas studentų. Tokius esminius maždaug ir paminėjau, didžiausius. Yra koordinatoriai programų, gal komiteto kuruojamas sritis, tai galėtų švietimas, pristatyti kaip išsamiau, jeigu norėtumėte šitas programos priemonės, kurias jums išsiuntėm su galimybių. Labai lauksime klausimų. Ačiū vedėjai. Aišku, apie biudžetą galima kalbėti labai daug, bet esminius dalykus, pagrindinius dalykus tikrai pasakė. Savaitraštyje mano druskininkai taip pat buvo biudžeto projektas pateiktas, taigi rinkėjai, piliečiai galėjo susipažinti, ar buvo kokių nors siūlymų. Per šitą laikotarpį į kitą rygos, šis komitetas specifiškai skirtas jums pagal sritis pateikti klausimus, tikrai žinokit, Tik tai. rinkėjų dėl jūsų. bet galbūt skambino kas nors. Ar tai turite klausimą? Norėčiau Prašau. truputį pakalbėti apie projektą TUM. Kaip sekasi gyveninti, ar laiku įsavinamas lėšos ir kas dar liko šitiems metams pagal skaičiukus. Justina, vaikai. Daug. Tai iš tiesų įgyvendinamas pakankamai gerai, likę lėšų suma, negaliu įvardinti, kiek buvo pavaizduota net ir skaidrėje, mačiau likutis. Tai 286 tūkstančiai dar yra likę 25 metų biudžete ir planuojam, kad panaudosim, yra tam tikrų taupimų eilutėse, tai tikrai sėdam šią savaitę persiplanuojam ir žiūrim, ką galim papildomai įsigyti pagal galimas veiklas. O yra atlikti visi remonto darbai mokyklose, kas buvo numatyta, įsigytos priemonės, trūksta tik tai informacinių technologijų priemonių atgimimo mokykloje ir Ryto gimnazijoje fizikos laboratorijų priemonių, kas dar neįsigyta. Dabar laboratorijos įrenginėjimas, ar numatyta papildomi žmogiškieji resursai laboratorijoms, ar pats mokytojas turės būti laboratorijos laborantų. Kalbėjome su mokyklomis, iš tiesų esam numatę, kad būtų įdarbinti papildomi žmonės kaip laboratorijų darbuotojais, kad padėtų mokytojams, nes pats mokytojas tiesiog pamokos metu nespėtų to padaryti. Ir plus esam numatę, kad iš kitų mokyklų galėtų mokiniai atvykti į laboratorijas, tai tikrai bus reikalingi asistentai. Tai esam tą nusimatę. O kiek maždaug ir kokius sričių? Skirtingai, žinokit, priklausomai nuo to, kokia yra laboratorija. Tai tarkim fizika, chemija, kur yra gamtamoksliniai, tai po vieną laborantą reikia, vieno laboranto to įstaigoje. Kur yra IT, tai irgi reikalingas vienas papildomas žmogus, kuris galėtų su informacinėm technologijom dirbti. Saulės mokykloje šiek tiek daugiau, nes ten yra medijos ir jau yra ir fotografavimo studija, tai daugiau reikės specialistų. Tai mokyklos esą pasiskaičiavę, pasižiūrėję, kiek reikėtų konkrečių. Aš dar norėčiau per profesinį orientavimą, nenumatyta šiais metais, anais metais buvo numatyta. Tai ar kitose eilutėse yra, ar iš viso nėra profesinio? Bus numatyta. Šiandien dienai tiesiog dar neturime konkrečios lėšų sumos, žadėjo, kad tikrai bus. Tai tikrai laukiame kiek, bet sąlygos žadėjo, kad nesikeis. Dabar Ar nuotoliu esantis nori paklausti? Labą dieną, kolegos. Aš turėčiau keletą klausimų. Pirmiausia, matyti dėl pajamų dalies. Tai šioje dalyje tai pirmiausia matosi, kad gerokai aptirpusios yra planuojamos pajamos iš turto. Tiek pardavimų, tiek nuomos. Yra nuliniai dividendai ir taip pat yra nulinis skolinimuose perspektyva, ar kaip čia pavadinti. Tai dėl tų punktų norėtųsi platesnio komentaro. Suprantu, kad planuojant pajamas, pavyzdžiui, iš turto lengviau
įsirašyti mažesnius skaičiukus, o paskui tiesiog vėliau sakyti, kad štai kokie nemaži procentai nuo planuotų išėjo. Na, o dividendai, tai žinoma, kad turint savivaldybės tokį ūkį, tai verta tikėtis, ypač kai reikia labai aiškiai investicinių galimybių. Na ir trečias punktas dėl skolinimosi, tai suprantu, kad situacija gali keistis, bet ką šiandien galima pasakyti, kad poreikio nėra, neplanuojam jokių reikšmingų poslinkių kultūros centro statybos reikaluose. Tai jūsų komentarai. Ačiū. Pradžiai noriu pasakyti dėl pačių pajamų turtui. Tai galiu pasakyti, kad dėl ko pokytis. Pokytis mes pernai vis tik tai įsigijom 2 būstus už 93 tūkstančius, galima sakyti, ir pardavėm už 266 tūkstančius. Šiais metais planuojame už 150 tūkstančių parduoti, todėl įtraukta į planą 150 tūkstančių eurų. Nupirkti yra planuojama už 743 tūkstančius eurų. Tai atitinkamai bus kokia rinka, kaip pavyks, viskas bus matyti metų eigoje įgyvendinant biudžetą. Dabar kalbant apie skolinimąsi. Tikrai neplanuojam skolintis, atsižvelgiant į projektų įgyvendinimą, kaip aš ir minėjau pradžioj pristatymo, pernai įgyvendinom bažnyčios aikštės projektą ir Žvaigždžių orbitos projektą iš savarankiško biudžeto. Tikrai stipriai susispaudėm, kad galėtumėm skirti savarankiško biudžeto lėšas ir dar netgi mažiau skolintis, tik tai 300 tūkstančių vietoje viso milijono. Tai aš manau, kad tikrai labai didelė pažanga, nes 700 tūkstančių sutaupėm savarankiško biudžeto sąskaitą. Ir šiais metais irgi neplanuojam skolintis paskolų grąžinimui, o tas lėšas, kurias įtraukėm pernai iš savarankiško biudžeto, pasirašę vis tik tai finansavimo sutartis, mes teiksime ES grįžtančioms lėšoms ir jas vėl naudosim projektų įgyvendinimui. Todėl skolintis ruošiamės tik pačiu paskutiniu momentu, kai tikrai įsisuks visi projektai, neturėsim visiškai jokių lėšų. Tam esam jau tarybos sprendimą, kaip ir pernai, kaip tarybos sprendimų yra pritarta tam skolinimuisi, bet skolinsimės tik tada, kai būtinai reikės, nes palūkanos, kai žinot, yra didelės, jos palaipsniui mažėja ir kritinio atveju tada skolinimai. Apibendrinsiu, nes Julija daug pasakė, šiek tiek į krūvą sudėjo 2 rūšis skolinimus ir taryba priėmė 2 sprendimus 4 metais. Jūs patys, gegužės mėnesį, man atrodo, vienas buvo skolinimasis dėl senų paskolų grąžinimų, kas buvo įprasta, nes tikrai lėšų įvairioms sritims reikia, tačiau paskolos kainuoja daugiau, mažiau, paskutinių laikų tikrai labai brangios. Tai praeitais metais pasirašėm sutartį, bet nesiskolinom milijonų, pasiskolinom tik 100 tūkstančių. Teisingai. Likusią dalį atidavėm iš biudžeto. Lygiai taip pat šiemet kol kas džiaugiamės labai, nes įbalansavom į biudžetą jau 700 beveik tūkstančių ir skolinsimės tik tada, jeigu nesubalansuosim iki metų galo paskolos grąžinimo, o paskolos grąžinimo grafikas yra 1 milijonas. Tai tikrai džiaugiamės ir sutaupysim nei daug, nei mažai tokiu atveju apie 50-60 nuo tos paskolos, jeigu nesiskolinsim, maždaug tikrai nemažą sumą pinigų. Tai va čia yra efektas ne dėl to, kad mes neturim ketinimų, o todėl, kad labai taupom biudžeto pinigus. Bet esat blogi, nes neduodat bankam uždirbti. Blogai, Neduodam, neveikstam bankai, sutaupam palūkanas, ką minėjo direktorė, tikrai. Šitas dalykas, ką jūs priėmėte, dėl investicinių projektų, 5 milijonus pasiskolinti. Vykdėm konkursą, turim paskolos sutartį ir tik prireikus, kai įsisuks visi mūsų projektai, kurį pristatė jau Vita kolegijoje investicijų skyriaus vedėja mūsų projektų planą, strateginį veiklos planą ir sėkmės atveju išsukus kultūros centro rangovus ištempus ir Vilniaus alėją pradedam ir kitus svarbius projektus,
gali būti, kad tą paskolą metų pabaigoje imsim, bet šiandien dienai tikrai nesiskolinam, todėl biudžetas, ačiū Dievui, balansuojamas be paskolų. Tai labai gerai. Mes tikrai džiaugiamės ir tą tikrai sakom, kad O dėl planuojamų lėšų, tai manau, kad galima daug ką susiplanuoti, bet esmė yra, ką gausim. na, tai apie turto, Julija labai gerai pasakė, gal tik tai tiek, kad dar tada galiu paantrinti, kalbant apie tuos butus, ar ne, neplanuojam oro, planuojam faktiškai gaunamas pajamas. Jeigu pasirodys, kad yra poreikis didesnis, ateisim į tarybą ir pasitikslinsim, nes susiplanuoja ir asignavimuose išleis nepadengtus pinigais planus, mes taip nedirbam. Jeigu turim pinigų, tikslinės lėšos ir jos skirtos socbūsto. Būtent tiksliniai skaičiai. Ar dar klausimų bus? Iš nuotolio dalyvaujančių, prašau, dar. Klauskit. Jų. Tai aš norėčiau paklausti dėl antrosios programos kai kurių dalykų. Iš tų atsakymų, kas čia girdėjosi, tai žinoma, čia yra toks truputį galbūt ir neatsakingas biudžeto projekto pateikimas, jeigu jame nesimato kai kurių dalykų, esminių dalykų nesimato. Mes jeigu skolinsimės ar nesiskolinsim, ar taip, ar kitaip, tai žodžiu šios dienos biudžeto versija yra tokia. O dėl antrosios programos, tai taip pat prisimenu gerai dar gruodžio mėnesio tarybos posėdį, kur buvo ir strateginio veiklos plano patikslinimas. Tai ten antroji programa buvo 25 metams fiksuoti 37 milijonai. Tai dabar iš tų 37 liko vos 7. Na tai vėl tai reiškia toks neatsakingas požiūris. Reiškia, kad strateginiam nebūtina demonstruoti kažkokių svaigimo faktorių, o tiesiog laikas jau per tiek metų išmokti realiai vertinti aplinkybės ir tame tarpe finansinės. Tai sumažėjęs net ir su 4 metais lyginant antros programos sumažėjęs apimtis, bet tai čia dar yra ir tokie projektai, kurie galbūt ne 100%, tai kultūros ar turizmo sričiai priklauso. Tai yra aplinkos tvarkymo reikalai, na, sakysim, Čiurlionio skvero tvarkymas yra, kiek jis susijęs su kultūra ar su turizmu, tai susijęs kažkiek, bet ne tiek, kad jis atsidurtų kultūros programos eilutėse ir tokiu atveju paskui vėliau, kai klausiama, o kiekgi savivaldybė skyrė kultūrai, tai sakoma, labai daug kultūrai skyrė, prašom. Tai ir kiti dalykai, 500 milijono polisuma numatyta ir Vilniaus alėjos ir konkursų, ir skulptūroms. Tai tas konkursas jau turėjo matyti anksčiau įvykti, jau kiek metų mes maitiname tais. Tai gerai, klausimas aiškus, tai Antanai, gamykla iš ko, iš sporto ar iš ko, iš kokios? Klausimai susiję su tokiu planavimu, kuris šiandien antrai programai nesiekia net 24 metų lygio. Ir čia taip pat yra daug labai netikslių dalykų, kaip ir gal reikėjo kažkaip atskirai vis tik įvardinti, kiek Lietuvos kultūros sostinės programa apskritai turi. Programą, vieną kartą patvirtino biudžetą. Gerai, supratom klausimus, supratom samprotavimus. Ačiū. To, kad tai vyksta įrašas, šiek tiek bendruomenė klaidinama, bandysim bendrom jėgom, čia mes, ko gero, ir Simonas norės įjungti ir investicijų idėją.
Pagal atskiras. Painiojat, gerbiamas tarybos nariai, du dokumentus - strateginį veiklos planą ir biudžeto projektą. Tai niekada tie skaičiai nesutaps. Mes ne kartą jau jums aiškinom, bet jūs tiesiog tikriausiai galimai sąmoningai transliuojat į eterį, kad mes kažką neteisingai teikiame. Tikrai biudžeto skaičiukai yra tik dalis strateginio veiklos plano. Todėl tie skirtumai visada buvo ir bus, nes strateginis veiklos planas apima ir kitus šaltinius. Tai šita antroji didžioji turizmo, kultūros ir sporto plėtros programa susideda iš 3 didelių dalių. Ar jūs nuspręsti, kad parkas prie kultūros centro tai yra ne turizmo objektas? Ko gero ne. Susiderinom su specialistais ir mes manom, kad tai yra kultūros objekto prieiga, kad tai yra turizmo labai svarbi dalis. Ir mums visi specialistai patvirtino pagal metodikas, kad tai labai svarbus parkas ir bus finansuojamas iš dalies europinėmis lėšomis. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Iš tikrųjų džiaugiuosi specialistais ir savo komandą ir visais mūsų strateginiais dokumentais. Jie yra puikūs pavyzdiniai. Siūlomi Lietuvai kaip pavyzdys, taip kad jūs irgi galite atitinkamai džiaugtis ir nustot kaltinti administraciją kažkur. Ir galim tik padėkoti visiems, kurie dalyvavo formuojant šią dalyką. Ačiū, direktoriui. Ar dar turite kas konkrečių klausimų, neišvedžiojimų, sampratojimų, konkrečių klausimų? Išvedžiojimų tik vienas. Klausimų nėra. Apie švietimą gal dar norėtume šitokio dydžio programą. Šitiek milijonų. Didėja reikšmingai investicijos. Labai įstaigų aplinkas. Gali statytas investicijas. Vedėjo, prašome. Tai nuo kurių investicijų pradedam? Nes pas mus visur didėja. Ir man sakė, tai nuo savivaldybės. Apie tų atsakėm, tai galim dalyvaujamojo biudžeto tada truputėlį, kas pas mus didėja. Na, gal to. Atidaryta. Tai iš tiesų nežinau, ar pagal kiekvieną įstaigą. Patogiau. Dėsis arba bendrai, nu. Tai tiesiog kiekviena įstaigai tikrai nusimatėm išsidėlioja savarankiškas biudžetas per 3 metus, tai 25, 26, 27, 24 metais yra jau pilnai įgyvendintas dalyvaujamasis biudžetas Leipalingio ir Vaičiūnų progimnazijose, tai sutvarkytos prieigos prie mokyklų, įrengtos sėdėjimo vietos mokiniams, tai ko buvo išreikštas įstaigų poreikis. 25 metais numatome 57,8 tūkstančius eurų bitutės darželių, tai taip pat bus sutvarkytos visos prieigos ugdymo įstaigos, taip pat įrengti apšvietimas ir keltuvas įrengtas įstaigos. Žibutės darželėje numatyta techninio projekto rengimo darbai 25 metais, tai planuojam tikrai labai gražų projektą, kur bus saugaus eismo takai prie darželių įrengti. Ryto gimnazijoje taip pat planuojamas techninis projektas, tikrai visi jau esam susipažinę, kas dalyvaujam susitikimuose su pačiu projektu, vizualizacija, kaip atrodytų Ryto gimnazijos prieigos prie mokyklos. Saulės pagrindinėje mokykloje taip pat 25 metam numatyti techninio projekto rengimo darbai. Atgimimo mokykloje numatyta 78,6 tūkstančio eurų ir suskirstyta 3 etapais įrengimas, tai yra pradinės mokyklėlės sutvarkymas. Tai tikrai šiais metais planuojam, kad bus sutvarkytas prie pat pagrindinio įėjimo ir naujai įrengtos apsisukimo aikštelės kieme sutvarkymas pilnai. Antrojo etapu kitais metais bus sutvarkyta už įstaigos vidinis kiemelis ir paskutiniais metais nupirkta trūkstamų įrenginių. Meno mokykloje planuojame šiais metais 61 tūkstantį eurų ir bus sutvarkytas įstaigos vidinis kiemas, kurį nori naudoti reprezentacijai, kuomet vyksta šiltuoju metų laiku įvairūs renginiai, taip pat ir pamokos mokiniams šiltuoju metų laiku, kad galėtų vykti. Tai pilnai sutvarkyta būtų scena ir visas kiemas su atvedimu vandens, apšiltinimu sienų. Tai gal apie dalyvaujamąjį. Aš tik tai vėlgi apibendrinsiu apie tas visas sumas, jos yra išdėstytos tikrai 3 metams, tai nėra per 20 metus. Visuose objekčiukuose darbai yra pradėti arba projektavimas, tai ką
kitaip pabrėžė. Ir tada pagal projektą pirksim rangos darbus, arba pati mokykla, arba administracija, atitinkamai kokios sumos gausis ir kaip pavyks mums susitelkti. Ir per 3 metus mes padarysim tikrai įspūdingas įstaigų aplinkas, kokios nepadarytos. Informacijos labai gražiai. Saulės kodėl nusikėlė net 27 metus. Atrodo, anksčiau buvo kalbama, kad artimesniai ateityje. Per tą laiko tai nereiškia, jog nusistumė. Mes tiesiog, o nežinau, tikslios vertės. 27. Tai yra Saulės mokyklos. Vienas yra privažiavimas, o kitas mokyklos teritorijos. Tą privažiavimą pradėsim anksčiau. O kiemas truputėlį vėliau, nes etapais tiesiog negali visko iš karto. Didelės vietas labai rimtas. Didelis projektas. Tai šiais metais. Tuo pačiu turėtų išgirsti apie bitutės privažiavimą, jau pradedamas įgyvendinti, atrodo. Taip, privažiavimas. Nes irgi yra taip antroje programoje privažiavimo sutvarkymas. O šiais metais taip pat planuojamas ir visas pilnai trinkelių keitimas, apšvietimas, nes ten buvo ir keltuvo įrengimas. Bitutės darželį. Tai tiesiog po truputėlį ir tikrai matot, kad per 3 metus, kaip ir minėjau, išsidėlioja visos sumos. Tai šiais metais 2 milijonai 200 tūkstančių, tai čia yra tikrai. Čia dar gal negal įsidė ir iš biudžeto. Ir tikrai šie metam jau nusimatę, ką dėliosim, o sekančiais metais peržiūrėsim pagal galimybės biudžeto, tikrai dėliosis galbūt ir kitaip. Šiais metais taip susidėsim. Puiku. Ar dar ką nors? Tai mes galim, dar žinokit, turim tikrai daug ko pasidžiaugti. Milijoną šiaip į mokyklas kitas investicijas, ne? Tiek vidų, Taip. Kiek jūsų dar biudžetą vėl buvo dirbta su įstaigom, taip, Jos ir sakė poreikius, ko labiausiai reikia. ir faktiškai viskas patenkinta, ar ne, iš esmės. Ir dar daugiau turbūt. Čia kaip sakyti, čia aš labai seną pastatą, bet paskui užsinorėjai naujo pastato. Tai žiūrėti, žinai, čia Atvažiuoju kylančius klausimus kažkam, tai kad numatyta, aptarta ir dar į priekį. O minutėlę susirasim, kur yra mūsų daly. Taip, tai kaip pas mus viskas atrodo ir kas šiais metais į 25 metus, ką įsidėjome jau į biudžetą, tai yra pirmasis sporto centras. Tai labai... Smogu neįsidėjome. Įsidėjom. Taip, prie būtinųjų darbų 156,5 tūkstančius. Taip, ir čia biudžetą jau įbalansuota yra. Taip, tai numatyta tikrai stogo atnaujinti, einamajam remontui ir lauko avarinius išėjimus sutvarkyti sporto centre. Taip, ten labai senas ir tikrai reikalingas buvo finansavimas būtent šiai sričiai. Taip pat yra numatyta sporto salės garso įranga atnaujinti, futbolo vartus ir slidžių įsigyti naujų, nes tikrai reikia, atsiranda daugiau profesionalių slidinėtojų. Tai toliau, ką turim, švietimo centras. Aš gal pas save žiūrėsiu, man bus geriau matyti, nes ten labai sunkiau čia žiūrėti. Taip, švietimo centre planuojame, kad 4,5 tūkstančio eurų einamajam remontui skiriam ir 1 aukšto tualeto įrengimui. Tikrai prioritetą dedam toms vietoms, kur yra viduje, ką reikia susitvarkyti. Taip pat numatom 16,8 tūkstančio kondicionierių montavimui, neformaliam suaugusių švietimo programos vykdymui, tai yra 3 amžiaus universitetui 4,4 tūkstančio eurų ir iš viso tai būtų 25,7 tūkstančiai, kurie jau yra įbalansuoti į biudžetą. Numatomim darbam. Ryto gimnazijoje numatome iš viso 24,2 tūkstančiai eurų, tai yra einamajam remontui, stadiono bėgimo takų linijų išbraižymas, kondicionierių taip pat montavimas, 15 tūkstančių šaldytuvo, keptuvių įsigijimas, nes tikrai, kadangi maitinimą pradėjom savarankišką, matom, ką reikia atnaujinti kokią įrangą virtuvėse, tai palaipsniui tą darome. Persirengimo spintelių trūksta šiek tiek, tai vat irgi nusimatom įsirengti. Svarstyklės virdulys toks smulkesnis truputėlį turtas.
Ir prie Ryto gimnazijos jau, jeigu neklystu, ir prasidėjo darbai, tai yra atnaujinamas ir privažiavimas ir aikštelė, kur yra už mokyklos Nuplonio gatvės. Tai numatyta sutvarkyti pilnai tą aikštelę šiais metais. Saulės mokykloje yra numatyta 37 tūkstančiai, beveik 38 tūkstančiai eurų. Tai taip pat einamajam remontui, VC kabinetų remontui, virtuvės įrangai, nes Saulės mokykla nuo kovo mėnesio pradeda taip pat savarankišką maitinimą, patys organizuoja, tiekėjai maitinimą organizuoja iki vasario pabaigos. Tai jau po truputėlį tikrai susidėlioję esame viską, kiek reikės virtuvės darbuotojų, kito personalo, jau derinami yra viešieji pirkimai maisto produktų įsigijimui. Tai tikrai pasiskaičiavę esame apie 17 tūkstančių, kad reikės įrangai įsidėję į biudžetą, taip pat apranga, kurios reikia mokyklai, einamajam žinoma remontui ir viskas Saulės mokykloje. Tai pagrindiniai didžiausia suma yra VC remontam ir virtuvės įrangos įsigijimui. Atgimimo mokykloje turime 58,5 tūkstančio eurų numatyta. Ir tai būtų 48 tūkstančiai budėtojų darbo vietų įrengimui. Tai čia yra mažoji mokyklėlė, norime šiek tiek padidinti valgyklą, nes vienos pertraukos metu ne visi mokiniai telpa pavalgyti, tai norim ilginti pertraukas ir kad didesnis kiekis mokinių galėtų pavalgyti. Tai tiesiog perkeliant budėtojo vietą atsiras daugiau vietų valgykloje. Taip pat stalų tenai įsigijimas papildomas numatyta, taip pat VC patalpų atnaujinimas, tarnybinio koridoriaus darbų remontas. Valgykloje papildomai ir didelėje mokykloje nupirkti daugiau stalų ir kėdžių, kad irgi galėtų daugiau mokinių vienu metu papietauti. Leipalingio progimnazijoje numatome 17,3 tūkstančio eurų, tai einamajam remontui, sporto salės kapitaliniam grindų remontui, salės švietuvų keitimui, taip pat virtuvei reikalingas marmitas naujas ir mokyklos aplinkai prisižiūrėti trimeris. Dėčiūnų progimnazijai 39,2 tūkstančio eurų numatome. Ir čia būtų 31 tūkstantis einamajam remontui, taip pat persirengimo kambarių esančių prie sporto salės įrengimui, evakuacinių durų keitimui ir progimnazijoje visų kabineto durų keitimui. Tai kadangi nežinau, ar lankėtės sporto salėje Vėčiūnuose, pernai metais atnaujinta pilnai salė, tai iš tiesų, kaip matom, seną vaizdą ir dabartinį, tai labai pasikeitusi, tikrai džiaugiamės. Tai vat norėjusi, kad kartu būtų atnaujinta ir rūbinės prie salės. Taip pat progimnazijos klasių vėdinimo sistemos įrengimui 7,9 tūkstančiai numatyta eurų. Ir toliau meno mokyklai 43,3 tūkstančio eurų numatome, tai yra einamajam remontui, taip pat VC patalpų atnaujinimui, didžiosios salės kondicionierių įrengimui, akordionui, garso stiprinimo aparatūrai, roletam didžiojoje salėje ir mokyklos gimtadienis 2025 metais nusimato. Lopšeliai darželiai Žibutė 38,1 tūkstančio eurų, tai vidaus patalpų remontas, einamieji darbai, kondicionieriai už 12,5 tūkstančio įrengiami, šaldytuvas, nešiojamieji kompiuteriai ir baldai, kurių trūksta. Taip pat Žibutėje planuojama perdaryti vadovo kabinetą šiandien dienai truputėlį ir pakeisti jį vietomis, įrengiant vaikam edukacinę zoną ten, kur yra šiandien dienai direktorius kabinetas. Bitutės darželėje planuojama 23,8 tūkstančio eurų, tai taip pat einamajam remontui, laiptinės turėklų keitimui, šaldytuvam ir oro kondicionierių įrengimui ir pertraukai virtuvėje. Tai iš ties kiekvienais metais savivaldybė skiria kondicionieriams įstaigose atnaujinti, įsirengti. Jau didžioji dalis visur yra aprūpinta, Bitutė šiais metais paskutinę gauna, kaip čia paskutinius kondicionierius įsirengė, kur dar grupėse trūko, kadangi ugdymas organizuojamas yra ištisus metus, tai tikrai vasaros laikotarpiu labai karšta grupėse yra, tai tikrai stengiamės, kad būtų kuo geresnės sąlygos vaikams. Tai iš viso sudaro 490 tūkstančių, beveik 491 tūkstantį eurų iš savarankiško biudžeto. Čia be dalyvaujamojo biudžeto.
Maitintojų nelieka. Ne, viskas nelieka, Saulės mokykla buvo paskutinė. Taip, iš viso nelieka. Bet jau pasiteisino gyvenimas parodė, ar ne? Pasiteisino, nes tikrai mokiniai patenkinti, tėvai taip pat nesiskundžia. Pradžioje, jeigu kažkiek dar buvo tokio nuogastavimų, kad ten ar druskos kažkur per mažai, ar porcijos per mažos, tai tikrai kalbamės, žiūrim ir stengiamės pateisinti visų lūkesčių. Kokybė gerokai pagerėjo maitinimo. Tikrai mokiniai renkasi iš 4 patiekalų. Nėra taip, kad vaikai, kurie nemokamai maitinasi, gautų kitokį maistą, jie gauna visiškai tokį patį, kaip ir visi kiti mokiniai. Turime desertus mokyklose, tai jau Ryto gimnazija yra atgimimo mokykloje. Su užkandžiai, šalti užkandžiai vadinasi, aš tai vis desertai sakau, nes čia jau visokie sėklos, želės, tai tikrai pudingai ir labai prieinamomis kainomis. Didžiausia kaina, kurią moka mokiniai už pietus, yra 3 eurai. Tai nežinau, ar galim kažkur pavalgyti kokybiškiau ir pigiau. Čia lašiša tiek kainuoja 3 eurai arba jautienos kepsniais, kaip būna. Tai tiesiog, o visa kita gerokai pigiau. Tai apie investicijas gal tiek. Turim studentų rėmimo programą, kur tikrai dažnai kyla ir klausimų, ir įdomu visiems, kiek mes vis dėlto tų studentų turim. Tai jeigu mes turim laiko, dar papasakosim. Yra, žinokit, tikrai. Oi, tik atsidarau studentus. Tai šiandien dienai turime... Nuo kada mes ją pradėjome? Pradėjome programą nuo 20 metų. 2020 metų, tai realiai jau 25, tai 5 metai, kuomet remiame studentus, suma kiekvienais metais auga, ką jau ir minėjo vietų, net pavadinimą prašau, finansų skyriaus vedėja, kad 77 tūkstančius planuoja 25 metam, 24 turėjom 79,5 tūkstančių eurų šiai programai. Tai tikrai turime 38 studentus, kurie studijuoja šiandien dienai, turime 13, kurie jau yra baigę studentų ir vieną, kuris nutraukė finansavimą, tai gal apie tuos 13, kurie yra jau baigę. Tai turime 4 specialiuosius pedagogus, kurie dirba Žibutės, Saulės mokykloje ir vienas Leipalingio ir atgimimo mokykloje dalimis. Turime logopedą vieną, kuris dirba Leipalingio progimnazijoje. Iš ikimokyklinio ugdymo turime 4 studentus, 2 iš jų dirba Žibutės darželyje, vienas Bitutėje ir vienas atgimimo mokykloje, priešmokyklinio ugdymo grupėje, nes ikimokyklinis ugdymas tai apima ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Pradinio ugdymo turime vieną pabaigusį studentą ir Saulės mokykloje dirba. Taip pat turime istorijos mokytoją, kuri taip pat Saulės mokykloje dirba. Ir turime anglų kalbos mokytoją, kuri atgimimo mokykloje dirba. Ir buvo vienas specialistas, kuriam trūko tiesiog pedagogo kvalifikacijos, kad galėtų dirbti mokykloje. Jis jau buvo iki tol dirbantis, tai Saulės mokykloje ugdymo mokytojas. Nutraukė dėl ko? Nutraukė dėl to, kad gavo nemokamas studijas. Būna kartais pasitaiko, kad studentai tiesiog pereina į valstybės finansuojimą ir tuomet nesirenka gauti iš mūsų stipendijos, o apskritai nutraukia su mūsų. Bet aš tai apie geresnius dalykus ir rezultatus paryškinčiau, vienas nutraukė, tai nieko nereiškia, bet 12 įsidarbino jau ir duoda rezultatą, jie atidirbs. Taip, 3 mažiau 3 metus, ne? Tai tiek, kiek remiam. Tiek, kiek remiam. Tai tarkim, iki mokyklinį 4 metus remiam, tai 4 metus po studijų baigimo. Neįsiskaičiuotas laikotarpis, kuomet jie dirba dar studijuodami. Problema jau sugrįžtamų ryšių, dėti pinigai, atsiperka, mes turim dirbančius jau. Tikrai Čia pagalbos specialistų kokią situaciją turėtumėm, jeigu nebūtų šitų 5-6 žmonių baigusių ir dirbančių, logopedai ir specpedagogai. Tai kai visoje Lietuvoje didžiausias trūkumas. Bet kažkaip rodo vis tiek mūsų rodikliai rodo prastą. Kodėl dabar jau kažkaip mažinami turi Švietimo pagalbos specialistai. Tai vis tiek, todėl, kad mes žinome, kad psichologų, tai realiai turime tik atgimimo mokykloje, tai vis tiek susideda. Metai pasiliks ir O perspektyvų dabar, pavyzdžiui, tokių psichologų? Yra dabar baigiančių kartą šiais metais psichologai, kurie baigs. Jie iš karto pagerins, ar mes? Bet mes neturim čia kaip atidaryti. Norėjau paklausti. Mačiau, švietimo centras yra parengęs projektą antro aukšto erdvių, ar čia neįtraukta, ne šiais metais, ko gero. Kokį turėtų omeny švietimo? Ten prie antram aukšte.
Tai čia kur bendra veiklumo, ta bendradarbystės persivertimo. Jūs turite omeny po jie irgi? Taip. Tai, čia yra. Taip, planuojam, tiesiog nėra įtraukta, todėl kad buvo tikslinamos sąmatos ir išsamei pasižiūrėta, ką ten reikėtų konkrečiai pakeisti, kad tai nebūtų, žinot, vieniems metams ar dviejiems pasidaro. Organizacija man paduoda O Saulės gimtadienis irgi šiais metais 25 metų. Tai ko nenumatyti? Tai Katalgine jau buvo pernai metais 25 metai. Gimnazija visada diskutuoja. Tai kadangi diskutavo ilgai visi, kieno gimtadienį švenčiam. 24 metais jūs. 99 pradėjo. Vardas suteiktas 2000. Tai vardas suteiktas, bet startas. Aišku. Bet ne, tai čia buvo pradinė mokykla. O kada Saulės pagrindinė tapo, reikia pasirinkti, kad metus. Pradinė, pradinė 99. Gimtadienis gerai išvien. Ar daugiau dar kokių nors siūlymų, klausimų? Gerbiami kolegos, aš turiu pasiūlymą. Baigiant matyti jau šį komiteto posėdį, nors jis labiau panašus į administracijos pasitarimą. Kitokį pasiūlymą, sakykite. Tai žodžiu, mano pasiūlymas ir prašymas yra toks, kad vis tik komiteto posėdis turėtų labiau būti panašus į civilizuotą bendravimą. Tai visų pirma reiktų užtikrinti transliacijos normalias sąlygas. Tai bent jau ant kelių stalų, kad būtų mikrofonai ir kad nebūtų to foninio garso. Kai pradeda kalbėti visi vienas per kitą, tai iš tikrųjų girdimumas sumažėja iki visiško nulio ir nėra prasmės būti apskritai tam komitete, tam posėdėje. Tai man atrodo, jums visai gerai, kad jūs mūsų negirdite. Tai nepertraukinėkit jau. Kiek kartų prašiau, kad jeigu kažkas kalba, tai pertraukinėti nebūtina. Būkit malonus, 1 minutę išklausykit ir šitos blogos sąlygos jau ne pirmus metus ir čia būtina daryti kažkokias korekcijas, normalias techninės priemonės įrengti, kad būtų normalios sąlygos, nes pavyzdžiui, praeitas kontrolės komiteto posėdis apskritai buvo įrašytas tik 13 minučių ir kokybė iš viso nepakenčiama, gal čia tyčiniai veiksmai. Tokie yra specialiai. Ir kadangi čia yra administracijos direktorė, tai atitinkamai pirmiausiai kreipiuosi į ją, kad būtina yra objektyvi būtinybė sutvarkyti komunikacinės sąlygas tam, kad komitetai gautų civilizuotumo kažkokiu požymiu. Ačiū. Gerbiamas tarybos nariai, atsakau kaip administracijos direktorė atsakingai. Dirbama kiekvieną kartą su uždarąja akcinė bendrovė, kuri prižiūri mūsų sistemas. Niekas negali, nei ponas Dievas, nei šita bendrovė garantuoti 100% transliacijos. Kaip man tai būtų gaila. Esu nepatenkinta ir išsakius pastabas. Bet dėja, transliacija buvo tokia. Labai kviesčiau jūs jungtis vieną kartą čia. Jūs kaip dirbti, visai tų kartų ir ieško progos administracijos vardinėje atsiprašau. Gerai, prašau, klausimą. Labą dieną. Noriu pasakyti, kad puikiai viskas girdisi, puikiai viskas matosi, jeigu susitvarko kompiuterį, jeigu pas jį neveikia. Gerai, ačiū su geru įvertinimu, ačiū kolegos, ačiū administracijai, senerams.